Tai šiais metais Lozanoje, kovo mėnesį, mūsų pateikta sankcija buvo aprobuota, patvirtinta ir 16 metais Birštone įvyks pasaulio karšto oro balionų moterų čempionatas. Tai ko mes ir labai džiaugiamės. Moterų čempionatas, tai kągi vyks vyrai? Na, kaip kažkas ką tik paminėjo, vyrai turbūt atliks tiesioginę savo pareigą, padės moterims skraidyti. Iš tikrųjų komanda yra pilotas ir 3 pagalbininkai, tai šiuo atveju vyrai tikrai galės atlikti pagalbininkų funkcijas. Planuojam apie 80 balionų iš įvairių pasaulio šalių. Tai iš tikrųjų spalvingas dangų puošiantis renginys. Kiekgi Lietuvoje yra moterų piločių galinčių valdyti oro balionus? Skraidančių moterų yra iki 20, stiprių sportininkių yra 8. Praeitų metų Europos čempionate Daivutė Rakauskaitė laimėjo sidabro medalį. Turim ir mes labai patyrusią pilotę, turiu omeny Birštono Reivių klubas Saudenis, Rita Naujalienė. Ar birštoniečiai šiame čempionate pasirengę rimtai kovoti? Na, kadangi dar turim laiko, tai bandome, stengiamės, ruošiam naujas pilotės. Patyrusios pilotės ruošiasi pačios. Manau, kad rezultatai turėtų būti neblogi. Aišku, svarbiausia mums nacionalinio lygmens rezultatai. Tikimės, kad Daiva turėtų būti tarp prizininkių tikrai. Tai kiek iš Birštono tų moterų piločių galbūt varžysi 16 metais čempionate? Mes tikimės 2, iš Lietuvos 8. Aišku, mes labai priklausomi nuo oro sąlygų, tai iš esmės apriboja mūsų treniruočių galimybės, bet geografija mūsų skrydžių yra labai plati, klubo pilotai skraido tikrai po visą pasaulį, skrendam ir per Alpes, skrendam ir mokinam pilotus skraidyti Taivanyje. Tiesiog pasaulio čempionatai vyksta ir Amerikoje, ir Australijoje. Tai galimybės skraidyti iš tikrųjų yra geros. Aišku, visą tai atsiliepia į finansinius resursus. Pradedam sausio mėnesį Italijoje arba Austrijoje Alpėse, o baigiam sezoną dažniausiai toje pačioje Italijoje, bet pietuose prie Neapolio. Čia mes pradedam sezoną gegužės mėnesį, baigiam spalio pabaigoje. Tai iš tikrųjų sąlygos čia yra labai geros, nėra iš tikrųjų daug miškų, sakykime taip, kad nusileidimų vietų laukų turim pakankamai, pakilimo vietų taip pat, tai visą tai iš esmės yra apriboję tą situaciją, kad varžyboms čia yra labai palanku. Vėjai paprastai vyrauja vakarų, gana ramus, taigi vasaros metu organizuoti renginius 20 metų patirtis rodo, kad tikrai galima ir dažnai jie pavyksta labai puikiai.